Meilė savo, ne, atrodo toks lyg ir labai gražus, lyg ir paprastas, lyg ir labai sudėtingas dalykas. Na, apskritai, mylėti tai yra, moters prigimtis. Ar ne, tai žinot, kad yra jos stiprybė, pareiga ir jai malonumas. Taigi, kas yra ta meilė savo? Iš kokių sudėdamųjų dalių jinai susideda? Apskritai, kūdikiai, turbūt, jeigu matėt kažkada, aš jau, kad matėt, jie gimsta su besąlygiška meilė savo. Ir jie nepakenčia jokio diskomforto, bet jie visko aplinkui žavisi, jam viskas yra įdomu, visi jais žavisi. Aišku, toleruoti diskomfortą mes jau, laikui bėgant mes išmokstam ar ne, suaugam. Ir tik, aišku, vėlgi, ne visada mums netgi toleruojam tą diskomfortą, netgi tada, kai mums to nelabai reikia. Augant, brestant, vėlgi, kūdikio meilė, kadangi jisai gimsta bejėgis ir jam labai reikia meilės iš kitų žmonių, jisai pats dar nesugeba patenkinti savo poreikių, jo meilė yra nebrandi, nes jo meilė yra imanti. Suaugęs žmogus jau ne tik gauna, bet ir duoda. Ne? Ir brandi meilė nuo, sakykime, nebrandžios skiriasi tuo, kad aš renkuosi mylėti. Kad aš, sakykime, pasirinkau ir aš, kaip ir sakoma, kad ta meilė yra ne jausmas, o veiksmas. Ir dabar iš ko tas meilės savo jausmas susideda, tai iš principo kaip ir iš meilės apskritai. Meilė apskritai iš tų pačių dalių, ar meilė savo, ar kitiem, susideda iš tų pačių dalių. Tai pirmiausia, tai yra pažinimas ir pažinimas savęs, savo poreikių, ko aš noriu, ko man reikia ir kokie tai yra mano poreikiai ir kaip man juos reiktų, kaip galėčiau juos patenkinti. Nes vėlgi, jeigu mes norim, sakykime, vėlgi, pavyzdžiui, daugiau pinigų, ar ne, arba geresnių santykių, tai po tuo gali slypėti, kad yra, po šitais norais slypi poreikiai, kad, pavyzdžiui, pinigų noriu ar tam, kad pavalgyti, ar ne, ar kad turėti stogą, ar man reikia pripažinimo, ar ne, ar man reikia meilės. Taip pat tos, kad meilėje yra svarbu pagarba. Tai pagarba yra, vėlgi, meilėje savo svarbi savigarba. Savigarba, savivertė, orumas, neleidimas, nemenkinimas savęs pačiai ir neleidimas, kad kiti taip darytų su jumis. Toliau yra tas jausmas, kad aš esu to verta. Tai irgi šiek tiek susiję su pagarba, kad aš verta pailsėti, aš verta, sakykime, rinktis dirbti ar nedirbti. Aš verta spręsti savo, o ne kitų žmonių problemas. Moteris, vėlgi, mes moterys esam linkę ne į konkurenciją, bet esam linkę į komunikaciją. Ir mūsų jausmas, sakykime, tas meilės, laimės labai priklauso nuo to, kaip su mumis elgiasi kiti. Tai todėl moteriai labai svarbu yra apstatyti save žmonėmis, kurie jie myli, kurie su jie elgiasi gražiai. Jeigu jie nemyli, praktiškai pagal viską jas reiktų, be gailesčio arba su gailesčiu atsijoti ir tiesiog bendrauti mažiau, išvis nebendrauti, ar ne, arba bendrauti, jeigu, galbūt tada mažiau tiesioginio, daugiau telefonu. Žodžiu, laikyti atstumą. Dar kas yra, ar ne, kad besąlygiškas savęs priėmimas. Meilė yra svarbus besąlygiškas priėmimas ir meiliai savo, savimeiliai, savigarbai reikalingas besąlygiškas savęs priėmimas. Turbūt labai įsivaizduojam, bet tai nebūtų labai gera mama, kuri kūdikiui sakytų, aha, sustorėjai mažylė, tai dabar tavęs nemylėsiu
Nes ar ne, reikia, kad tu suplonėtum ir tik tai, kai tu suplonėsi, tada aš tave galėsiu mylėti. Tai apie tokią mamą, kaip sakant, nieko gero nesako. Bet iš kitos pusės, tai besąlygiškai galima mylėti tik tai save ir savo vaikus, nes visa kita meilė yra sąlygiška. Ir tarkim, meilė vyrui, meilė draugam, meilė darbui negali būti besąlygiška, nes jeigu jinai tampa besąlygiška, tai jau tampa priklausomybė ir sutrikimu, o ne be meilė kažkokia. Tai tą reikia atskirti. Kad besąlygiškai mes mylim save ir savo vaikus, o visus kitus žmonės... O tėvus galima besąlygiškai mylėti? Paprastai ne. Jo, tėvus mes iš tikrųjų paliekam. Meilė tėvams susideda iš dviejų dalykų – pagarbos ir dėkingumo. Meilė tėvam. Mes galim juos gerbti, priimti, kad jie tokie yra ir kitaip nebus, pripažįstant, bet jiem neturi būti gailesčio. Jiem neturim jausti užuojautos, neturim už juos spręsti problemų, ar ne, iškylančių. Tai, žodžiu, besąlygiškai galim, principė mylėti tik save, ir vaikus dar. Kūdikius, kol jie yra taip, kol jie yra maži ir bejėgiai. Nes su suaugusiais vėlgi yra truputėlį kitaip. Ir kitas dalykas, jeigu mes savęs nemylim besąlygiškai, tada pakliūvam į tokias pinklės, kad mes ieškom besąlygiškos meilės. Mes norim, kad mumis priimtų besąlygiškai, tokios kokios esam, o tai yra nerealu. Nes besąlygišką meilę galim patirti tik kūdikystėje iš savo mamos ir paskui jau augant tik iš savęs. O tos besąlygiškos meilės, kaip rodo meilės visuose filmuose romantiniuose, realybinai neegzistuoja. Nes viena jos pusė yra tai, kad duodu viską, atimu viską. Jo. Ir iš tikrųjų, kaip psichoterapeutai teigia, kad pelenė po 3 metų išsiskyrė. Ta iš pasakos, kuri ten ištekėjo iš princo, jinai po 3 metų išsiskyrė, nes greičiausiai, kad arba nusivylė juo, nes pamatė, kad jis ten visgi nėra toks jau labai geras. Ir, žodžiu, ta praėjusi euforijai, jinai baigėsi, nes jinai nemokėjo mylėti tą, tiesiog truputėlį buvo kitaip, galų gale jinai nemokėjo savęs mylėti. Čia dar Asta pasakojo, kad ne save mylėt, kaip mama kūdikį myli. Ir kitas dalykas, pavyzdžiui, save mylėt taip, kaip mylim savo draugę. Ar draugai kada nors pasako, kaip čia atrodai, kaip tu čia valgai, sustorėjai, tu čia neviekšla, tokių negatyvų. Ir vėl susimovai. O su savim mes kalbam taip labai dažnai. Kaip galvojat? Ar kalba taip su savim? Jo. Kalbam. Žiūrite, aš tai ne. Aišku, yra kažkiek tai ten tokių kažkokių tai etapų, bet šiaip tai stengiuosi ne. Ypač dabar jau stengiuosi. Ypač dabar, ta prasme, išmokot, ar ne? Kaip, dar neišmokau, už tai ir kreipiuos pas juos, bet po savo tų įvykių kažkaip pradėjau kažko ieškoti ir stengiuosi, labai stengiuosi ir gan neblogai gaunas. Super, sveikinimai jums. Aha, tai toliau, kas dar įeina į meilę, tai yra meilė, jeigu kitam žmogui, tai yra, kada kalbam apie meilę kitam žmogui, tai kalbam, kad turim padėti tam žmogui tobulėti. Jeigu kalbam apie meilę savo, mes turim save tobulinti, save ugdyti. Ir nekeisti kitus, bet keisti save. Nes mūsų aplinkiniai paprastai yra, tarsi veidrodis, kurie atspindi mūsų vidų. Jeigu jūs labai kažkas išnaudoja, tai tik dėl to, kad greičiausiai leidžiatės jūs taip išnaudoti. Arba jeigu aplink jūs yra labai daug piktų žmonių, greičiausiai jūsų viduje yra labai daug pykčio. Tiesiog kartais pas mus irgi ateina klientai ir sako, kad mano mama išgirstų jūsų žodžius, ar ne? Arba mano vyras. Tai iš tikrųjų, kad jeigu kalbam apie jų netinkamą elgesį, tai paprastai aš sakau, kad aš nepakeisiu tų žmonių, ar ne? Ir jūs irgi neturit kelti savo tokio tikslo, kad padaryti iš to savo vyro žmogų,
ar ne, ar ten, kad tuos tėvus pakoreguoti, bet tiesiog juos reikia žiūrėti kaip į mokytojus, kad jie mums kažką parodo, kas mumise yra negerai. Tai, na, kaip su ta saviugda, ar ne, tai įsivaizduok, kad gimsta, pavyzdžiui, mergaitė. Nu, kūdikis neturi jokio supratimo, koks yra tas pasaulis iš tikrųjų. Ir, na, ir pavyzdžiui, jos ten, sakykime, tėvai vienas kito nemylėjo, nes beje, prioritetas visada, nors kūdikius mes mylim besąlygiškai, bet prioritetas mums turi būti vyras, mūsų antroji pusė. Ir vyrui irgi vyrui turi prioritetas būti, na, abiem tėvam turėtų būti pora vienas kitas. Ne vaikai, ne tėvai, ne darbai, ne kažkas, ar ne, bet turi būti pora. Nes tik tai tada yra, nu, kaip skatina tobulėti. Na ir aišku, tarkim, įsivaizduokit, kad tos mergaitės tėvai vienas kito nemylėjo, ten, pavyzdžiui, gal tėtis gėrė, tėvai pykosi, ar ne, mama nuoskaudas liedavo ant dukros. Ir mergaitė auga su kokiais įsitikinimais, kad pasaulis yra nesaugus, kad aš esu bejėgė, arba aš esu neverta meilės, arba panašiai. Na ir tokia mergaitė su tais susiformavus tiem įsitikinimam, pasąmonėje jinai iš visur ieško situacijų, kas patvirtintų tuos įsitikinimus, kad aš tikrai esu bejėgė, ar ne, kad pasaulis yra tikrai labai blogas. Ir todėl, aišku, mūsų pasąmonė yra labai galinga ir jinai vis netyčia papuola pas nevykusius viršininkus, susideda su nevykusiais vyrais. Ir įsivaizduokim, jeigu jinai sutinka, na, gerą, nuoširdų, padorų, sakykime, tvarkingą vaikiną. Su juo gerai, ar ne, jinai su juo jaučiasi laiminga, bet kažkur giliai širdį, jei kirba programa, va tie įsitikinimai, kad pasaulis, nesaugus, o aš galbūt ir neverta meilės. Ir pradeda aktyvuojasi baimės. O tai gal jisai, ar ne, o gal jisai čia netoks geras, o gal čia jo tik tai kaukė, nes, nu, gal vyrai apskritai nėra jų gerų, o ir apskritai, jeigu aš meilės neverta, tai gal jisai jau ieškosi kokios kitos, o gal kažkas aplink jį sukasi, o gal apskritai jisai gali, na, nežinau, jam kažkas atsitikti, žūti, ar ne, ir aš jį kažkaip turėčiau apsaugoti, bet negaliu apsaugoti, ir taip atsiranda baimės. Ir baimės lydimas žmogus visada būna neadekvatus ir, aišku, jos tada tas elgesys irgi tampa neadekvatus. Ir tada jinai pradeda jį įtarinėti arba pradeda jam skambinėti, ar tu viskas gerai, ar tau nieko nenutiko, ar ne, ar tu ten kažko nesusiradai kitos, ar tu vis dar myli mane. Ir aišku, kol galų gale vaikinui tam geram ar netvarkingam įkyrėja ir jis iš tikrųjų susiranda kitą, ją palieka ir vėl mergaitė, jau ne mergaitė, merginai, ar ne, yra patvirtinimas, reiškia, aš tikrai neverta meilės. Arba kartais būna, kad mergaitės įgauna programą, kad aš esu visų gelbėtoja, kad aš turiu visiems padėti. Ir vėlgi tada jo į gyvenimą, nori, nenori, jinai pritraukia visus, na, nelaimėlius, kuriem pastoviai reikia kažkokios globos, kurios reikia padėti, kurios reikia traukti iš duobės, kurios reikia traukti iš ten, ar tai alkoholizmo liūno, ar ten jų emocijų, na, kaip ten emocijų nevaldymą, žodžiu, ištverti. Tai va, na, su tom programom iš tikrųjų labai reikia jas atpažinti. Tai toks irgi, na, didelis darbas ir ką mes irgi bandysim padaryti ir juos, su jom reikia, na, tvarkytis. Tai dar kokia yra meilės ta sudedamoji dalis, kad meilė yra pasirinkimas.